Esu pastebėjusi tokią vieną iš kolonų mieste, kuri tokia kaip kitos kolonos, yra mažesnė. Tiesiog du personažai pradėjo kalbėti, ar gali būti maža kolona. Ar jinai maža, tai yra kokia nors nesvarbi, nereikšminga. Tiesiog pamastymui. Labai paprastas kalbėjimas atsirado apie sienas, apie mėlyną ir raudoną spalvą. Kada pamačiau raudonų plytų sieną, kuri mėlyno dangaus fone kaip ir taip labiau suskambėjo, ir buvo baltas debesis kaip trečias elementas. Ir irgi gimė pokalbių laida, tada personažus aprengiau raudonai mėlynai ir mes kalbamės, kad užtenka dviejų spalvų aprangoje šiuo atveju. Aprengiau juos raudonai mėlynai, vienam piešiny vienaip, kitam piešiny kitaip. Kitą personažui daviau vardus, jie aišku yra sąlyginiai, nebūtinai, kad atitinka tikrą žmogų, bet šiuo atveju tai jau aš kaip ir savo vardą paėmiau ir Nomedos tokius pasivaikščiojimus praėjau, kaip ir Rūta ir Nomeda. Paskui vieną kartą prie universalinės buvusios parduotuvės sutikau kitas dvi draugės ir nusprendėm, kad pati geriausia pasimatymų vieta yra prie buvusio univermago. Taip, tokia su jumoru. Tada tą univermagą bandžiau patyrinėti, kas jam būdinga yra, kad tai yra daug stiklo. Ir tą univermago stiklo kombinaciją tokią perkėliau ant rūbų. Mano piešinių pagrindinis tas motyvas ar toks tikslas yra tą architektūros elementą, kurį pamatom, jį perkelti ant tų personažų aprangos, drabužių. Tiesiog juos pačius padaryti architektūriškus. Aptarinėjant fragmentus, irgi išėjo ištisa serija, kol priėjau prie pačio pastato. Ir šiuo atveju vienas iš senųjų pastatų, 80-mečio, toks postmodernizmo pradžia buvo. Tai buvo Algimanto Černiausko, mano vyro, kai dar jauni atvažiavome, vienas pirmųjų toks didelis objektas, kuriame jau labai daug buvo dėta pastangų, kad jisai būtų geresnės kokybės, kažkokią mintį turėtų ir tokie kuklus postmodernizmo ženklai, jau jame ryškus ir mano personažai tiesiog irgi paprastai sustojo prie to pastato ir pasidomėjo, kuriais metais statytas ir kas jame gražu ar negražu. Sako, man labai gražu tos 4 kolonos. O kitas personažas pasako, kad tas pastatas čia buvo kažkada valgykla ir kad tai pastatyta čia 83 metais, o personažų drabužiuose gali atrasti viso to pastato langų sudalinimą, ten ir tas kolonas atrasti, ir spalvas, kurios pasitaiko. Tai čia toks buvo jau kitas etapas, kada pradėjau prieiti prie pastato. Labai patenkinta buvau ir mes labai daug juokėmės su kitu personažu Nomeda, kada patyrinėjom rūdinto plieno nedidelį tokį priestatą ir tą visą rūdinto plieno priestatą perkeliam į savo aprangą. Ir paprasti tie kalbėjimai. Vienas sako, man labai graži ta spalva tokia, o kitas sako, taip, man irgi patinka ir toks stilius patinka. Ir tie pokalbiai nebūtinai turi įsivystyti kažkokius ten didžiulius
tyrinėjimus, ten aptarinėjimus, užtenka kelių pastabų. Nu, mano tikslas daugiau atkreipti dėmesį išvis į bet ką, į silikatinės plytas, į raudonas plytas, į tas kolonas, į spalvas miesto. Ir tiesiog mūsų kasdienybė yra, netgi medžiai, šaligatviai, ar kokie visiškai neįdomus ir negražus tie namai, bet visa tai yra tas miestas, kuriame gyvename ir kiekviena ta detalė yra to įrišta į to miesto bendrą struktūrą ir atlieka tam tikrą vaidmenį ir nei jokios nei gražios, nei negražios detalės ar fragmento mes tiesiog negalime išmesti, todėl jisai yra kaip ir žmonės, vieni gražus, kiti negražus, seni jauni, taip ir pastatai. Ta miesto audinį sudaro bendrą iš visokių ir griūvančių, ir naujų, ir žibančių. Tai būtų tokia serija, kuri iš tikrųjų yra labai jau didelė per tuos metus. Pradėjau turbūt 2021 metais ir taip po truputį tiesiog išsivystė į serialą madingų pokalbių.